Va. Žemė šlapia, o akmenukai paviršių jau pradžiūna. Dėl to ištraukia visą drėgmę į žemės ir džiovina čia viską. Jeigu daug pribersi, tai tada taip kliumsta koja. Čia yra papšė mažai labai. Va, visai nedaug paberta, bet jie džiovina ir tu lipi jau ne ant molio, o lipi ant jų. Jie pabiškai susmiks ir padaro tokį pagrindą gražų. Ten, kur visai jau per daug susmingo, galima atsinešti dar pasibarstyti. Štai Bačkutė jau laukia fotosesijas, sufotkinsiu, jį skelbiu, įkelsiu. 199 eurai. O tokie svečiai, kur atvažiuoja ir daržas sukasi, tai geriausia. Čia labai žmona nori prisivilioti stirnas per langą pamatyti. Bet oras toks minkštas, toks raminantis, ramiai gerti arbatėlę tik tai. Bet tai nuo vieną labai juokingą užduotėlę turiu. Traukiu raktą ir į tą skylutę pukšt, čiūkšt užta. Ir dabar ten palys nėra labai lengva ištraukti. Ir net nesimato to raktą. Bidelį. 1 hour later. Visai bandžiau kusis, vienintelis variantas yra literaliai išliaužti ant pilvo iki ten toli. Ką tik palyja, tada atsarginį tiek to. Kitą kartą ištrauksiu. Pastaruoju metu tai nelabai daug parodau kažkokių nuveiktų daug darbų labai didelių, todėl kad, pavyzdžiui, dabar čia kažką apsimiečiau ir planas dabar mano sėdėti ant šitos sofos, scrollit ir žiūrėti, kaip po biškį laukia temsta. Tiesa, kad tik žinutė atėjo iš Dariaus, kad trečiadienį turėtų būti jau šilumos siurblys pas mane kieme. Čia kokią technologiją naują išbandau. Tokie klijai, šitaip buvo užtepu, tik tiek. Nežinau, gal reiktų daugiau, bet man atrodo, kad užtenka. Įsuki, viskas. Tik tiek, kad ne iš karto gali naudoti, bet turi praeiti ten priklausomai nuo temperatūros, ten valandą ar daugiau, ir tada jau suklijuoti, nežinau, net ar pavyks atsukti. Biškai kažkaip abu apsirgom su žmona ir darželis irgi apsirgo. Tai šiandien irgi sėdėm ant sofos. Tokia sveikata ne kažką, bet paštininkas buvo. Atsiuntė siuntinuką. 104 tik tai kilogramai. Pečiukas, šildis. Kokio jis dydžio, oh my gosh. Tai kaip tokio principo pečiai veikia, lygiai taip pat jie veikia kaip šaldytuvas, tokiu pat principu. Viduj šaldytuvas šaldo, o išorė šildo. Čia atvirkščiai, šitas šaldo lauką, o viduj šyla. Čia nežinau kas, čia jau suprantu. Išeina iš čia karštas vanduo, o čia grįžta kiek pravėsęs. Išeina iki 3-5 laipsnių, grįžta rekomenduotinai 30, matom. Čia netgi biškį yra vandens. Gal jie protestuoja jį ir jis neleidžia. Žmonos reakcija į pečių. Labai gražus. Labai. Man toks pat ir namas galėtų būti. Tokios spalvos. Bet koks didelis, ane? Didelis. Namą pašildėm. Vaiką išvežiai, vyrą pamaitinai, turi 4 valandas. Jokį marinsiu, nieko nedarysiu, nors galėčiau eiti viską tvarkytis ir viską, bet aš tiesiog įmarinsiu. Sofa kaip ir yra gyvenimo pamatas. Suprasme, šita sofa yra tiek yra pasiteisinęs dalykas, čia yra tobulumas viršūnė. Tai yra minkšta, bet ne per minkšta. Ir dar galima išties kojas. Ir viskas. Ir žiūrėjau Harry Potterį. O valgus, rami, dar knygų tavo turiu pasidėjus. Gražolio rėmą surinkau, instrukcijas nebuvo, bet kažkaip, atrodo, taip panašiai. Čia dar antivibracinės kojas atskirai paėmiau. Galvoju, turbūt paprasčiausiai būtų susukti 6 polius ir 100 metų, man atrodo. Skirius tokį vieną svarbų niuansą, kad ypač dabar, kai nėra tų sniegaudžių, tai čia jį
pastovi užkas. Reikia pasirūpinti, kad jo neužkastų. Aišku, man reikėjo išsiardyti, pasižiūrėti, iš ko jis padarytas. Iš tikrųjų neįmanoma jo neišsiardžius, nes elektra va čia, aš kaip suprantu, jungias. Tai tu nenori turi išsiardyti, kad jį pajungti. Matot, kaip čia viskas gerai. Vienas bus pačio jo maitinimui, o kitas bus, čia tenas dar yra. Nežinau, kuris yra, bet papildomai yra tenas 3 kW. Tai galim vieną nuo vienos fazės jungti, kitą nuo kitos. Prie, tu vėl laimėjai. Parodys laimėtojo šypseną. 6-7 kW, jeigu ten visi tenai viskas dirba ir jeigu ant vienos fazės pakabinsi, tai visą fazę aš išnaudosiu, nes pas mane yra 3x6. Ir instrukcijoje niekur nerašo, kad galima ant skirtingos fazės tenai jungti, bet pasikonsultavau su tais, kurie stato šilumos siurblius, ten daikinus ir panašiai. Tai aišku, sako, visur tai padaryta, kad atskirta, nes joks net laikys namų tinklas, ta prasme tiek. Bandysim rizikuoti, jungti vieną ant vienos fazės, kitą ant kitos, jeigu dūmai rūks, tada bus 400 orą paleisti. Nieko gero neradau, senukose tokių tik tai, ten tokių siurblių padėsiu. 30 kg tai turi vienas laikyti, kol nesusmigs. Pažiūrim, ką čia turim. Nu, ką pirkai? Šūdo šūdelį 200 eurų. Žiūrėkit, koks mano planas. Metriniai, čia koliukai, tai čia būtų amžina. Metriniai, bet jos įsukt, o dieve mano, čia prakaituočiau keikčius. Karsas sustriukė, bet striukės iš vis nefainiai. Tai aš bandau su šitais pradžiai. Jeigu jis jau ten smigs, matysiu, jis čia viskas ant lankščių šlangų, čia tikrai nesunku jo net jungus, net sėmus neišpylus, čia pakelt, pasūkt kažką, pakišt. Bet per pirmus metus tikrai nesusmigs. Tai kad tas sraigtas jisai turi tą, visienis yra apspaustas iš visų pusių žeme ir va šitas paviršius, nu jam sunku taip prasispaus kažkur tai. Didelį pasipriešimą neištrauksi, nei sukiši. Taip atrodo vienas jau sukištas. Aš nežinau, kaip aš ant jų čia tvirtinsiu. Baisiausias dalykas, kai akmenų randi. Tai pradžiai, ką aš darau, susikalu tokiam gilį metalą, jeigu jisai sulenda. Tai pirmas dalykas ir tiesų stakas pasidaro, kad lengviau tiesiai sukti. Antras dalykas jau žinai, kad ten akmenų nebūtų. Tai dabar jūsų džiaugsmui susuksiu aš juos. Pavyko maksimalistinis, idealistinis planas. Remuką atitraukiau nemažai kemcomų nuo pamato. Jie lygiai taip telpas, per prievartą biškai pakali sulenda šitą į šitą. Tai man tiesiog reikia susikalti tiek, kiek reikia susistumdyti ir tada čia užfiksuoti. Kiekvieną ir viskas, pasaka baigta. Manau, kad čia labai normaliai. Ai, mūsų namus atvažiavo šventė. Žiūrėkit, jau ruošia pjausto plintusus. O ten, matot, prisipjauna. Tada čia prisideda visur. Ir tada sukliais priklijuos ir dar su tokiais mikrovinukais prišaudys. Ir visi namai bus gražus. Sienos labai, matot, yra banguotas, toks pas mus tinkas, va toks struktūrinis. Bet aš manau, su vinukais dar daug kur labai gražiai prisispaus ir bus viskas labai fainai. Va, tokias staklytės. Tokį kampą viską gražiai padaro, parodysiu, kokius privedimus dar. Ai, iki šilumos siurblį reikia montuoti. Ojei. Nu, davai, montuojam. Tai ką čia turim? Atsivedžiau 2 gražius juodus vamzdžius. Vakar su klėjais jau susiklijavau šitus. Papasakosiu. Nu, jūs įsivaizduokit, šildotės savo, kūrenat šitą nuostabų pečio elektrą ir minus 20 laukia ir bam, ta elektra dingo. Ir kas tada? O jame tai yra vanduo, ne? Jame čia jos, jis elektrą pasišildavo. Pasižiūrėkit, čia kondensatas, čia elektrinis kabelis tirpdo. Per tą skylę išbėga viskas, kas čia susikaupio, kas prisnyga, viską ištirpdo. Tada baisiausia tai čiagi vanduo. Ir ten viduje tą vandenį šildo, įsiplėtimo bakas, viskas elektra yra, kad neužšaltų. Ir apsaugos, bet kai elektros nėra, užšala. 2,5 gabalo šnai išmetinčio vanduo išbėgo. Ką tada reikia daryti? Reikia užpildyti sistemą glikoliu. Sistemą užpildai glikoliu, tada jis neužšala. Bet aš pasiskaičiavau, lentelės pažiūrėjau, kad 30% užpildus glikolę, aš neatsimenu temperatūros ten iki -12, tarkim, neužšaltusi. Tarkim, kas atsitinka?
10-15% prarandi efektyvumą, reiškia tavo sąskaita už elektrą, būtent šito daikto 10-15% auga. Tai 10-15% yra daug, plus glikolis kainuoja, plus jis tipo ekologiškas, bet realiai tai aš rankas ten mirkiau biskį graužę, nepatinka. Vietoj to yra šitie nuostabus vožtuvėliai, jaučiu koks, brangus jie, aš geras akcijas gaunu. Todėl padariau alkūnėlę, tam, kad vienas stovėtų toliau nuo kito, čia pagal instrukcijas, viskas čia high level stuff yra. Tai ką jie daro? Čia yra paprasčiausias, jeigu vakuumas, tai jis įsiurbė, jeigu slėgis, tai uždaro, kad oro gautų sistemą, kai nori išbėgti vanduo, kodėl jis nori išbėgti, čia yra specialus kartridžas. Kai jisai sušala iki plus 3 laipsnių, jis atidaro čia tokią skylutę. Ir per tą skylutę vanduo pradeda bėgti. Čia atsidaro. Ir viskas čia išbėga. Dėl to patraukiu viens ant kito, kad jis nebėgtų. Čia nedidelis tarp jų yra aukštis, kitaip tas bėgtų ant to. Tokią alkūnėlę padariau ir čia tas vanduo išbėga. Taigi ir tavo sistemai vandens nebelieka, jis būna ten tuščias. Čia biškai problematiškiau. Čia sistemai vandens lieka. Tu gali susprogdinti šitą žarną. Šitą žarną čia gali užšalti, nors jinai guminė, gali jei kažkas negerai atsitikti, gali tik pasikeisti. Jeigu jinai būtų šitą skylė aukščiau, tai tada ir iš jos viskas išbėgtų. Mano atveju neišbėgs, bet tu nesusprogdini šitą daiktą žarną, gali pasikeisti. Žarna yra specialiai čia daroma lanksti, tam, kad jinai neneštų į namą vibracijos. Jinai ir nevibruoja namas, garsas neina. Ir nupirkau gumikės, nežinau, kiek aš čia tarnaus, bet pažiūrėkit, kaip fainai visas šitas daiktas. Žiūrėkit. Matot, kaip jis ant tų gumyčių. Kaip stilingai. Kam aš jas čia įdėjau? Tai pamažiau garso į žemės. Gal čia ir švisnys, aš nežinau. Matėt, šitie mano pamatukai juokingiausiai patys trumpiausi. Molis, matot, šlapias, va čia yra minkštas. Ir kai šlapias minkštas, tai jisai dar jeigu vibruosi, tai tikrai ir smigs. Tai galvoju, mažiau vibruos, mažiau smigs. Jeigu tikrai po 4 metų jis nebus susmygęs, tai bus labai fainai. Jeigu ne, reikės paremti su pagaliais. Kaip mato, daug atitrauktas nuo namo gavosi jisai, bet čia bus man patogu apdailą daryti. Trūkumas yra šitas 6 metrų tramplinas, taip sniegas. Į užkasą, ledukai ploni krisdami, daužo šitą sietką, o ta sietka yra jautri, jūs suprantat, biškį va palenkė ir jinai linksta. Vat net iš gamyklos atvažiavęs turi jau tokių, tokių čia ne aš padariau, čia tai buvo. O čia dar kai ateis vaikas mano, pažiūrėkit, kaip smagu šitą, jūs žinot, kaip šitą smagiai lankstasi, taip ir linksta. Biškį palenkiau. Efektyvumas krenta, čia reikės kažkaip įkalbėti vaiką nelankstyti. Žiūrėkit, koks kampas apvalus, gražus, apvalus, gražus kampas, taip? Čia ir su vinukais prišaudo, net nepasakysi, nesimato. Ir su tokiu priklijuoja, ir su tokiu, ir su tokiu, ir su tokiu. Gražus mūsų namas. Gražus. Čia yra turbo bardakas. Čia pasiskirsto pagrindis. Čia ateina iš katilo, čia pasiskirstės grįžta į katilą. Ateina per deaeratorių, kuris, man atrodo, išbarškina net ištirpusi deguonį. Čia rodo slėgį, čia rodo temperatūrą. Ir grįžta per filtrą. Vadinasi, vanduo į pečių eina jau per filtrą. Šitas filtras turėtų irgi išbarškinti ir reikėtų jam uždėti ant viršaus deaeratorių. Čia yra papildoma jungtis iš vandentiekio papildymui, kuri turi dar vieną papildomą jungtį, kur aš prijungiau prie šito šlangės ir čia pastačiau distiliuoto vandens baką. Mintis yra mano dabar tokia, kad aš turiu 15 litrų distiliuoto vandens. Tai aš pirmąjį sistemą pripilsiu 15 litrų distiliuoto vandens, užsukęs esu katilą, kad į katilą nieks nepatektų. Pirmą noriu grindis užpildyti to vandeniu, nes paskui jeigu leis ir reikės išleisti, bus gaila tą distiliuotą išleisti. Noriu, kad didžioji dalis jo patektų į šitus vamzdelius ir to pačiu turiu tokio. Nes jeigu sistema vanduo 3-5 laipsniai, ten veisiasi bakterijos, čia saugo nuo bakterijų, tas labai manau svarbu. Saugo nuo rūdžių visokių. Nu čia tik varinės dalis, turbūt reikia saugot. Gal ten katile būna šiais laikais ir aliuminį naudoja vietoj vario. Kas yra tikėtina, bet kas ten žino, kaip ten yra. O dar kitas dalykas, lėtina kalkių susidarimą. Tai aš pripilsiu, jeigu į sistemą nuo šiam iki 8, aš taip
tikiuosi, primityviai paskaičiavęs. Ten yra pas mus taip jau viršutinė riba vidutiniškai kieto. Toks pusiau kietas vanduo. Kalkės, ne? Kalkės nusies per laiką, ten jau susidarys, čia GPT skaičiau, 30 gramų kalkių. Tai jeigu aš įpilsiu dabar tiek turiu 15 litrų distiliuoto vandens su pusė, tai jau sumažinsiu tų kalkių kiekį bendrą, nes bendras kalkių kiekis, kuris pateks į sistemą, kurios gali iškristi iš to vandens ant senelių, bus mažas, tada bababam didžioji akimirka. Bėga. Užsipildo pabiškį šitas kontūriukas, šitą reikėtų primažinti. Išeidinėja oras per ten. Pabiškį reikia atidarinėti kitus kontūrus. Duodam jam vietos. Ir čia matau jau kažkas laša. Tai stabdom padavimą. Panašu, kad per čia. Dabar čia yra šlapė, nes čia nuo viršaus nubėgo, bet šiaip viskas čia nebeleidžia jau. Sutvarkiau, o esmė tame, kad su replėm sunku tiesiai nupjaut, kada jis yra didelis ir kada per šarvą aš kirpdavau. Tai rezultate tokių kampų nupjauni, verži ir jis tada netolygiai veržiasi ir pradeda leisti. Tai tiesiog su peiliu patiesinau, nes leido abi užveržiamus jungtis. Ai, o šitom dar netėjo eilė. Vienaip ir kitaip dabar sistemą užpildžiau, šitas po kol kas dar neleidžia. Afrysu įvariau didžiąją dalį ir vandenuko. Dabar biškį yra spaudimo, jis pabiškį ten susivaikšto ir siurblio pusė dar neužpildyta. Todėl, kad reikia laidžiukus pakeisti. Laidžiukus turbūt geriausiai atveju trečiadienį turėsiu laiko ką daryti. Taip, kad laukia kitos serijos. Jeigu patiko, būtinai palaikinkit, jeigu nepatiko, būtinai nelaikinkit. Todėl, kad vis viena YouTube'as mėgsta, kai kažkoks veiksmas vyksta. Dar plintusus parodysiu. Nu va, kampukas. Apvalus kampus iš 2 dalių padarėm. Meistras dėdė padarė. Nu ir visiškai fantastika, kai jau to kailiuko biškį įpili. Čia po vaiko žaislais. Prašom, dar gražesnis. Nu va ir taip, fantastika.